Labą dieną, mano brangų žiūrovai. Noriu papasakoti dar vieną tokią kliūtį Turkijoje su dokumentais. Aš ištekėjau už turko Amerikoje prieš 10 metų, bet mes buvom nelegalūs tenai, bet mumiai apženijo. Atvažiavau čia dabar į Turkiją ir pasirodo, kad mano vyras Turkijoje neegzistuoja kaip vedęs. Ir ką mums reikia, arba eiti į Amerikos ambasadą, kad mums uždėtų štampą, kad tikrai mūsų dokumentai yra tikri. Bet vėl mes negalim niekaip papulti į tą Amerikos ambasadą. Arba dar vienas variantas – ištekėti čia. Ir vėl nežinia, kaip aš ten Lietuvoje. Ar egzistuoja mano istorija, ar ne. Jeigu aš gausiu dokumentus iš Lietuvos, kad aš išsiskyrus, tai bandysiu tekėti čia, arba reikės važiuoti į Lietuvą. Tai aš jau susisiekiau su Lietuvos ambasada, daviau savo duomenis ir dabar 2 savaitės laukiu atsakymų. Kas bus toliau? Nežinia, jau 3 mėnesiai aš čia esu nelegali. Tai dabar laukiu tolesnės veiklos, ką reikės daryti. Sėdžiu, domiuosi gamta ir laukiu atsakymų. Čia aš nežinau, ar visur taip su tais dokumentais, ar čia tik tai Turkijoje. Nors girdėjau tokių gandų, kad čia labai sunkiai su dokumentų tvarkymu. Jau ir mes per 6 mėnesius daug tipo sutvarkėm dokumentų, visur varinėjo, visur reikėjo viską mokėti ir tikrai tos paslaugos yra nepigios. Ir pasirodo, susitvarkai, atrodo, jau viskas ateini, netinka tokie dokumentai, reikia tokių, anokių, vėl susitvarkai ir vėl ateini, Ir tas ratas, be galo, kol turbūt visas distancijas nepeisim, notarus, advokatus ir taip toliau. Ir surinkom jau didelę krūvą dokumentų ir nieks netinka. Pasirodo, reikia tik tai kelių popieriukų. Tai tokios tokelės. Laukiu toliau, kas bus. Turbūt gal neatsibodau, jau stengiuosi ilgai netrukdyti jūsų. Ir labai norėčiau gauti atsakymų, kaip ten mano tas video eina į priekį, ar ne, ar jums kas nors jums įdomina, ar kaip. Duokit savo idėjų, man labai būtų malonu, nes